seno blokinio namo butas, pakankamai buvo apleistas ir mes jį remontavom. Prieš tai buvo filmas apie glaistymą, dabar apie tapetavimą. Tapetuot tikriausiai jau antrą kartą nesiimčiau, čia yra flizelininiai tapetai, su jais dirbti yra pakankamai nesudėtinga, tačiau vis dėlto butas nėra lygus ir norint padaryti, kad tas tapetas labai gražiai atrodytų, teko pakankamai daug padirbėti ties kampais. Na ir šiame filme parodysim visus etapus, kaip yra daroma, su kokiom problemom yra susiduriama ir aš tikiuosi, jums pavyks taip pat padaryti tai savarankiškai. Klijuojant flizelinius tapetus naudojami specialūs klijai. Klijais tepama tik siena, tepama voleliu, šepečiu ar šepetėliu. Klijuoti pradedam nuo kampo. Tapetai pridedami prie viršaus ir vėliau lyginami. Tapeto kraštą pažymim pieštuku arba lazerinio nivelyro spinduliu. Tapetai išlyginami mentele, jei viršus bus apipjaunamas, ant lubų užleidžiam apie 2 cm. Tapetai suglaudžiami kraštais, voleliu prispaudžiami kraštai. Taip pat mentele išstumdomi burbulai. Sunkiausia vieta dažniausiai būna prie kampų, ypač jei kampai nelygus. Kai kuriais atvejais paprašiau nebandyti išlyginti griežtai vertikaliai, bet vėliau perdengti sekančių tapetų ir nupjauti persidengiančius kraštus. Jei jungiamos nefabrikinės kraštinės, lygus kontaktas bus gaunamas darant pjūvį per 2 tapetus. Nupjauti reikia vienu pjūviu, lygumą išgauti geriausia naudojant storo metalo glaistymo mentelę. Pjaunama naudojant peilį su keičiamomis geležtėmis, po kiekvieno ilgesnio pjovimo nulaužim geležtę. Nuimam nuopjovas ir suglaudžiam galus. Langokraščius dažniausiai dažom, nes prie pat lango tapetai gali būti veikiami rasojimu, ypač jei nėra geros šilumos izoliacijos. Kontaktas nupjaunamas peiliu keičiamomis geležtėmis. Viršutinis kontaktas su lubomis gali būti nupjaunamas išlaikant tiesų pjūvį su glaistymo mentele. Tokiu atveju ant lubų paliekama kiek tapetų. Arba priklijuojant apvadus. Apvadai gali būti spalvoti arba dažomi. Yra specialūs montažiniai klijai. Jei siena nelygi, tarpelius galima užtaisyti akrilu. Apvadus geriau klijuoti prieš klijuojant tapetus. Apvadai keturkampiai, medžio drožlių plokštės, labai lengva pjaustyti ir kampuose nereikia sudurinėti kampų ir taip pat lengvai susiduria ir per vidurį. Užklijavus tapetus išpjaunama skylė palei instaliacinės dėžutės kontūrą. Jos kontūrą galima apčiuopti pirštais. Toliau montuojama kaip įprastai. Įdedamas mechanizmas arba jei mechanizmas buvo, tai dedama apdaila ir jį pritvirtinama. Tapetavimo darbai, tai yra vienas iš greičiausių būdų vis dėlto padengti sienas, kuriom trūksta lygumo būtent dažymui. Bet jeigu sienos prastai sueina kampai, tai aišku, tapetai gerokai ilgiau užima daugiau laiko. Užėmė tapetai porą mėnesių, ne ištisai, bet vienas kambarys buvo padarytas, kitas kambarys buvo padarytas. Visas klijavimas, jisai buvo kokios 4-5 dienos. Na ir panašiai, ir gal net ir daugiau užėmė apvadėlių suklijavimas, kur reikia labai tvarkingai suvesti būtent sieną su lubomis. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, bus filmų ir daugiau. Na ir viso geriausio.